blaivas tikriausiai nebuvau. Ta blaivybė reikš labai daug niuansų. Gal aš būdavau daug blaivesnis sveikatos atžvilgiu, džiaugsmo, laimės, jėgų. Aš įsignes kaip sveikatos atžvilgiu, laimės, džiaugsmo, blaivus. Bet blaivybės prasme, kā blaivus, kā mąstonis. Apie tai, kad nereina alkoholis, kad ir daugybė būdų, kaip mąstyti, kaip apsisvaiginti, kaip į savo gyvenimą įterpti kažkur tai svaiginimas. Aš stengiau būt, kaip pasakyti, minimalistinis žmogus. Sugyventi dieną iš dienos. Ir paprastų poreikių patenkinam žmogiškų, pačių pagrindinių, būt laimingas, būt kontentas. Tikras, kiekvieną dainą vis laimim tam, vis stipresnį, būtų dainų tokių, kada pradeda suktis galvo šnapšį. Kaip gerai jautus, kaip čia žinau, dabar padaryčiau kokį pličkelį, dar eina pličkelį, kokį alaus, dar kur nors, ar dainą atsigerčiau, dar bėtą dainą, tam kartu. Bet pagalvoju, kad per 20 metų, tai 2 mėnesiai ir šiaip net pagimdyti, į tam reikia 20 metų, aš tos 2 mėnesius turėčiau, tai man labai gailų laiką, aš tiesiog neturiu tam laiką, iš naujo jau viską pradėti. Ir jau te buvo, šią vasarą buvau ir panašiai. Šią vasarą šiaip buvo 33 dainos, bet taip labai stipriai buvo tokiam blaivybės atvejais, kada labai stipriai tas blaivybė pradėjo reikštis. Irgi atkritau, ir atkris buvo labai sudėtingas, ir atkritau, tik sustodavau, praeidavau savaitę, vėl atkrisdavau, ir tai labai daug man kainavo, aš pasiekiau savo tokį dar vieną dogmą, kada nepagalėjau visiškai sustvarkyti savo priklausomybę ir nors ir viskom dariau, ko reikėjo daryti, kad būtų blaiviam, kad aš negalėjau savęs suvaldyti tuo momentu, kol aš sumanydavau gerti ir neturėdams pinigų, aš vis tiek rasdavau išeiti, kaip gauti gerti, kaip atsigerti ir kaip kaukintis ir aš to nemanau, paprasčiausiai. Aš be abejo, tas alkoholikas atvejis man labai svarbus dalis, kad nikados negali sakyti nikados. Nes jis priklausomas ir nikados nežino, kada ta valia gal susilpnėti, koks galbūt proto aptemams ir gal nuteikti, ką užgers. Tai atmesti tos galimybės, kad jo vestis iš jo nikados nebeužgers ir kad negal nuteikti tokį atveju, kad nežgers, būt naivų ir neteisinga. Visko galbūt, kad palūšiu išgersiu, bet tu to keliu nesibaigi. Tokį, kaip pasakyti, atveju ir užgerama, jis ir kiti, vis tiek reikia pasakyti, nusižeminti, turiu tęsti kelionę, tai ką būtų tai sudėtinga. Ir be abejo, tas psichologiškai labai sudėtinga, nes tik užgerimą po vieną kartą pradeda dažnėti, kartuotis, žmogų vėl reikia pasiekti savo dugną, vėl pasiekti krizės momentą, dažnu atveju gultis į ligoninę, kaip suprasti jau, kad jau pasiekia tašką, kad jau turi gyventi blaivę ir kad kiekvieną kartą vis sunkiau blaivę gyventi. Nebėtų tai džiaugsmo tų momentų, kad gyventi blaivę ir būti laimingam, ne visada išgauti. Iš vasarą išgavau, buvo labai laimingas, labai energingas, labai stiprus. Aš atkritau, aš galvoju, to nepavyko padaryti. Jeigu pavyko padaryti, vėl atkrisdavau, tada gal aš nestus per daug laimingas, per daug gyvybingas, bet šios blaivus, tai labai svarbu. Kažkaip, jeigu atkrisčiau, aš žinau, kad tai atkrisčiau kartu stoltų, aš atsidurčiau į ligoninę, ir aš turėčiau pripažinti, kad esu vėl krizėje ir vėl iš naujo skaičiuoju tas dainas, vėl iš naujo blaivybės keliu, ką pasakyti. Ir aš neatmetu tos galimybės, bent tai, kaip sakom, alkoholikų svarbu ir žinot, kad netgi jeigu yra atkrita, negali pasiduoti blaivybės keliui.
svarės argumentas, tai dalyką tą pasakyti, argumentauti. Tiek tik tą idėjišką, kad ką fainai gyventi, žinau, blaivę, kad gali gyventi be alkoholiaus. Kiek daug dalykų aš per savo gyvenimą pamiršau, ką tvarkytis gyvenimą ir tik tą blaivus būdams pradedu mokytis vėl, kaip nugyventi blaivę, kaip tam tikras terapinis grupės ir pastangas, ką pasakyti, bendravim su kita žmonėm, kurie turi priklausomybę, ką padeda mokytis gyventi blaivę ir ką padeda ugdyti tom santykių tokių, kad susitaikyti su to, kaip savom, ko nebegali pakeisti ir banda pakeisti, ko dar gali pakeisti ir nespausti tas per daug, kur tu nelabai gali dar pasikeisti, kažkam dar laiką. Tai va tokie dalykai. Čia kalbėti apie šios dalys, kas mano tam į sąrašį, kaip sakom, kas skaitos blaivybė ir kas skaitos neblaivybė, tai labai paprasta primityvė, čia nepastatas. Bet tokie narkotika, klaustukį narkotiką ar ne narkotiką, žolė narkotikas ar ne narkotikas, juk skirtos, diskutuoti apie tai, ar žolė narkotikas ar ne narkotikas, žolė svaigė. Žolė svaigė, nenam savo svaigulios būsenų, iškrėja pasauliaus pažinimą. Tai nėra blaivis sąmonė, tai yra svaigus sąmonė. Būtų vėl bus sprendimas, kad ir kokie būtų pozityvus, prirūk žolės, visą kitą panėra apsvaigi. Žolė stimuliuoja labai greta viskom suprasti, kažkokią akimirką ir viskom kitkom. Būtų ir abstinencija ar pachmėls tam tikrus, ką pasakyti, kada mus vėl rek. Aš dažniausiai, kada mus vėl reikėdavo užgerdavo, tada žinodavau, kad daugiau lyg nebėra. Tai tas kas svaigia. Arbatėlį, kavelį, cigariuks, aš manau, kad tai dalykai, ką pasakytami žmogų, kuris 20 metų rūkau ir mėgstu kavos arbatą cigaretę. Tai ir bendra racijon dalyką, kur aš nevadinu, kada neįsvaigė mano sąmonė. Taip, tai tam tikrą prasme suteikia, tam tikrą kavos cigaretus, kaifo momentą, tam tikrą, taip pat su cigaretė, taip pat su tom arbatu. Kad tai nėra tokie dalykai, kad tau pakeiti sąmonį, tu esi apsvaigęs, tu paglūsti, tai kažko suprasti, labai greta, tu to pamiršti, ko suprata ir abstinencijos jausmus, kad vėl kažko rek, kažko išsiaiškinti, ko nesuprata. Tai tiek su žolė, alkoholį ir narkotikas. Nedaug staigo efektą kažko patirti. To ir labai bloga. Ir abstinencija, to vėl trūks, to vėl rekartuoti ir tai kainuom pinigus, tai kainuom laiką, tai kainuom mūsų valią. Ir toks požiūris, kad savo pasauliškai daug mes bandžiau gerti, tipo blaivę. Yra žodžių kaip blaivę, tipo sąmoninga, tipo stengiamas kažkokiam vertybėm užsiiminėti. Koks skirtumas, ta prasme? Vis tik tai ir iškreiptos sąmonės požiūris į gyvenimą ir tai didžiulis skirtumas nuo blaivaus požiūris į gyvenimą. Kada blaivė banda tus pats dalys, tas pats vertybės, tikėjimas, Dievas, gyvenimo prasme ir gyvenimo ženklo prasme, gyvenimo knygas kalbų, tam tikrą simbolį, tam tikrą bandyti suprasti gyvenimo kalbų, gyvenimo knygą. Skirtum, kad tu tau knygą banda suprasti apsvaigis, ar blaivus, tai didelis skirtum, tai pagal didelis skirtum. Ir tai toks tas santykis, aš dažnai gyvendavau blaivę, aš ką pasakyti, aš tam tikrą laikotarpiaus 3 mėnesių blaivybės, apos metų, žulė būdavo, kaip prasimėjau, dokumentarų reikalingus dalykus kažkam tai atsipalaiduoti. Ir aš tai darydavau, kad pasakyti, ne taip, kad su kažkokiam blevizgučiau, kažkokiam temom, ne taip, kad pats su savim kažkokiam blevizgučiau. Aš imdavau gitarą, man žulės nuo rūksos, atsirasdavau dėlis nors paimti gitarą, imdavau gitarą ir grodavau
metus kartu. Tai sakyčiau, nieko blogo nedarau, galiu gal žolės išlovint Dievą, ta prasme. Bet vis tik tai ir ką pasakyti, vis tik tai yra apsvaigus sąmonės būsena, kuri kur tam tikra priklausomybė ir po kurios, ką pasakyti, nutim tam tikra abstinencija. Ir ta abstinencija, ką pasakyti, yra sunkias atsakomybės tos abstinencijos, nebeišgyvenama ta abstinencija, nors padarytum pakmėlą, nors kažką tą abstinenciją lengva išgyventi. Dėl to, kad ir šlovinam Dievą, giesmės, rūkių žulies, nevartojant alkoholį, vis tiek mums padaro, sukel mums abstinenciją, būti dainą kažką, esi netoks, kad kažko arba neria. Dažniausiai nieko išlaukimo, nieko išbuvimo, nieko kažkokį normalus grįžimą, normalį tempų gyvenimą ir dažnai, ką pasakyti, būtas toks perspaustas nuotaikas jausmus, kažką pradeda kartuoti iš to blaivybės, tai daugiau kavos geram, daugiau arbatas, stengiasi tam dirbti, norim pasiimti laisvą. Mąstymas sutrikimus buvo, nes kažko labai čia kažko patyriau, supratau, smegenis kažko supratau. O dabar tuštum kažkur, nebežinau, kas čia buvo, kaip čia buvo, taip toliau. Čia reikėtų gal dar parūkyti, dar geriau, gal jau nebereikėtų, nes kažkam nebefainė. Ir tai yra abstinencija, kuri neišvengiama, ką pasakyti, nėra blaivus sąmonė. Mes galvojam apie priklausomybės sukeliamas medžiagas, ką pams vėl pakartoti, ar ką nebekartuoti, koks skirtumas. Mūsų mintis toks ne apie tai, kad mes šlovinam Dievą ir šlovinam stovėsim Dievą, bet kad mums yra kažkokios medžiagos, kad mes jaustumėmės vėl gerai. Ar kad nebėra kažkokios medžiagos, kad mes pergyventumėm abstinenciją. Ir atrodo labai dažnai norėtų, kad abstinencija truktų, eina gera, Dievo pašlovinam, eina abstinencija. Tebu niekam sakau, tu gal kažkas naujo gyveni, bet abstinencija desnė neina. Parūdų žulės, aš senas laikas, kaip pamenu, abstinencija apie pakmėlus trūka savaitę laiką. Savaitę laikais, ką pasakyti, išėjęs, ką pausu alkoholiu, iš savo tam tikrų vėžių. Tu galvoji apie priklausomus sukeliantų medžiagą, tos tą sąlygus, ką pasakyti, ką tu pajėgus ar nepajėgus eiti savo gyvenimo keliu. Tai trunka savaitę laiką. Žmogus paprasta kavos ar cigaretų parūkydams, kartais prisivalgom, kartais virškiniam sutrinti, kartais neišsimeiktam, esam nedarbingi. Bet tam, kad atgauti, jeigu užtenk vienus 2 dienų susijimti, pailsėti, mėgot laiką atsikelti ir būti darbinga. Užuolytis, kad ir kokia nekalta būtų, atrodo, ir iškilovinant Dievą visą kitą, atsistatyti, kad būtų vėl darbinga, nekant savaitę laiką. Dar daugiau negu su alkoholiu. Aš su alkoholiu, ką pasakyti, kad tapčiau darbingas, kad tu toks sunkuoja, atsistuojas man. Ja sąžininga, ką pasakyti, tvirta, aiškiai apsisprendus, kad aš užtenk 3-4 dienų atsigauti. Tai tą mažiau, ką pasakyti, žodžiu, ir abstinencijos prasme visiškas narkotikas. Narkotikas, kuris ir veiklos psichika. Ir tai trunk mūsų organizmui daug ilgiau, kada jis tik nepaveikia psichiką. Alkoholis mums labiau veikia, pasakyti, patį mūsų kūną funkcijai, tai mes galim atsigauti gal greičiau, pasakyti. O psichika tai toks dalykas, kuriuo mes dažnai, ką pasakyti, neįvertinam, kad sakom, kokį tai svarį
dėmesys, jausmą, norą, troškimą, realybės priėmimas, ramybė, aiškumus. Tai dalykai labai psichinė, gal sutrikti ir labai stipriai veiks fizinį gyvenimą. Su alkoholiu tepka dažnai stipriai mes paveikam tom patį fizinį planą, psichika baigus administracijai, bet stipriai paveikam fizinį planą. Ir tom fizinį planą tvarkydami ten disciplinas, blaivybės, šiaip matėm galintų kuo atsistoti į paveikų darbinės. Galės kažko veikti. Su kalbom į cigaretas, ką pasakyti, irgi yra abstinencija, bet abstinencija trunka vienas kažko. Ja ten prigeriam kavų arbatų, ką pasakyti, rūkiam cigaretų ir einam, turim balandį, būt kokią valandą nakties nudėks, gal atsikelti. Ir atsikėlus kažką, tai jeigu beiž gal trūks. Bet paimtum, ką pasakyti, nepadaugint kavelės, nerūkautum cigaretą, reikia tai nesvarbu. Ir tai subtilus dalykas, be abejo, ką mes subtilėjom, dalykai ir subtilėja ir labai daug, gal ką pasakyti, paveiks, viens kavos pradėlis, vieną cigaretį, gal sugriauti mes tokį harmoningą tvarką. Jau mes tampam subtilus. Nebegeram tos kavos, neberūkom, vieną cigaretį gal labai daug ko pakeisti, kavos pudelis. Ir tu gali, žinau, išgerti po pietų kavos pudelį, jau naktį nebužbėgti. O rūkyti cigaretį, ką pasakyti, ir nesustoti, norėti ką parūkyti dar kokius 5 cigaretės. Tokie ir tai dalykai, dėl to aš ką pasakyti, gerų kavą, ką pasakyti, tepka, mums tai nekeltų kažkokių labai didelių sveikatos, ką pasakyti, sutrikimų. Nedarau tų spaudimų, kad aš priėmiau tai į savo racioną, kad mums tai neveiktų, kad aš gerą arbatą. Gan lauk parkau cigaretų, gan parkau cigaretų. Ir viskas dabar. Ir aš visam tam santykiai stengiuosi stebėti, kad būčiau blaivus, aš sugebu būti blaivus ir man to užtenka. Ir aš žinau, kad aš daugiau parūkysiu cigaretų, mažiau parūkysiu, daugiau tos kavos arbatų išgersiu. Man nesikeis nuotaika, man panaši tą patį bus, aš lemsiu išgerti 2-3 kavos pudelis per dieną. Arba tiesiai kažkaip tai panašiai. Į savo tiek, ką pasakyti, vartingai išėsiu lauk ir to pasakyti, parūkyti cigaretą, kad aš einams garsi kažkur pasilakšydams. Ir aš savo tai vesdams, aš nepaturiu jokių problemų dėl savo blaivybės, aš jau tu stabilę blaivus. Aš be abejo norėčiau sugebėti mesti rūkyti, toks tas pasakymas, neberūkyti, labai norėčiau, bet mums tai blaivybė nepadeda, aš manau, aš jaučiu, man tokį pasikeitusi fizinį būsenas ir reakciją, labai stipriai veikia psichiką. Ir man tas toks, kad aš detoksikacija nuo to rūkimo, man į labai neblaivė savotiškai, nerūkau, aš kažką pradedu jaustis neblaivę, jaustis toks apsvaigis, nuo to paties nerūkimo. Končia veikti, končia daryti, gulti lopą, gulėti, knygą paskaityti, jauti, kad nepratys tepės gyventi, teplėsti laiką ir kažką būn sunkia ir nelabai panašta ir blaivybė. Bet čia sakau, aš čia tik toks eksperimentinis pastebėjimas, tai yra gal mesti rūkyti, tai gal nepagerti tų kavų, tai ir lengva ir paprasta. Tai reikia apsisprendimai, pasiryžimai ir argumentacijos, motyvacijos. Tada nėra kažkokios konkrečios argumentacijos savo gyvenime, kam tu
cigaretė labai brangiai kainuoja. Aš pradžioj likados negalvojau, kad mano išmetim rūkyti, ką pasakyti argumentų, galbūt kainą. Aš sakiau, ne dėl kainos, ne dėl pinigų metam rūkyti, prasme. Čia tikrai ne dėl pinigų, bet dabar aš pradedu galvoti, kad vienintelis argumentas, dėl ko mes rūkyti, kad tai brangiai kainuoja. Kad cigaretė pakėlis kainuoja apie 5 eurus. O 5 eurai didelį pinigą. Už 5 eurus galim 2 dienas gerą prasimaitinti. Tikrai dažnai prasim ir kiekvieną dieną savo po 5 eurus maistų duodu per savaitę. Surinkam kiek 7 kart 5, šiandien 35. 35 eurus savaitę užsipirkti maistą, pravalgyti, aš manau, labai gerai. Į saldumynų, į visos, į daržovių, į daunas, į grūdų. Gali pilną gerą prasimaitinti. Ir gal tik toks argumentas, kad kainuom didelis pinigus. Bet ramybės kaina, kad alkoholikų, kad neglūdyti, kad nebūti be džiaugsmo, be laimės. O tiek pasigailės, mums taip be džiaugsmo. Ramybės jausmą. Aš nerūkydams galėčiau turėti pat ramybę, ką pasakyti, ir tikriausiai ir nerūkyčiau. Bet aš nerūkydams pradedu jausti kažkaip nerimą ir labai jauti savo psichiką. Nes galiu staigiai skaudinti, staigiai įsižeisti, kažkas gal man labai nepateikti ir galiu vėl užrūkyti ir užrūkis išprovokuoti atkirtį. Nes jau tai buvom, aš savaitę nerūkiau ir būtent sunervuoju, įskaudinti žeidį. Aš nusprendžiau dar parūkyti vien pakėlį, nusipirkt parūkyti vien pakėlį ir vėl neparūkyti. Aš parūkiau tom pakėlį ir aš pradėjau vėl neparūkyti, bet nebesisekė, aš pradėjau vėl rūkyti. Ir gal galiu pajutau, kad kažkas kažkam netepti, ką reikia šnapštis. Reikia atsigerti, nes iš naujo skubėti pradėti, reikia kažką atsigerti, nebegerti ir vėl neberūkyti. Ir va taip, nu taip. Tai aš bijau nerūkyti ir paprasčiausiai dėl to, kad nėra momentų sąmonė labai pasikeitė, kad psichinė sąmonė nepatirti kažkoks skausmas, įžeidėjim kažkokią apmaudą ir dėl to nenutirti. Tiek, kad gatvės moteris gal labai lengva nutirti. Žmogus pagalvoja, nu tai beina, tik atsigersiu, tada va prisigersiu, gulsiu loviškai, bus prapulsiu ir nebegersiu. Ir va tiek, dažniausiai gal grūdus. Nu, ne savaitę gersiu vieną dieną, nu. Kai didėjai, nu, pakmėl padarys pakmėl. Dabar esi. Dar kad dėjau, dar reikės kažkaip pakmėl į teptulio. Ir tu metu pajauti, žinai, ką pasakyti, kad taip pat demono, ta pati sveikatų sutrikimą, ką pasakyti, kepenų ir visų kitų dalykų, dabar iki šiol gal kas neatsitarėsi. Tai žiauriai gal paveikti nemalonį būseną, kur pirmų išgerėjimą, pirmų antrų ir labai būt nepatenkinti savo kūnų. Tai gal vesti, ką pasakyti, prie kitų, ką pasakyti, masažų, seansų ir alkoholis ir galbūt labai nemalonį būseną, kur vesti senos tradicijas, kam gerti. Ir galų gali, ką pasakyti, mūsų vėliavomšių, tas prendas. Ta kontrolėm pasibaigtų, tu veina deina. Jau antrą dieną darydams pakmėlį jau žmogus jau nebeturi kontrolės. O trečią darydams dieną pakmėlį jau visiškai be kontrolės. Tai kas geriams tęsis, kol baigsis kontrolės. O man būdavo taip, kad aš kiek turėdavau pinigų, kol vis neišleisdavau na pabarkų pakmėlį. Kad nebeturėdavau pinigų, kas pati galėtų skolintis tada kažką. Tai tiesiog. Ir dėl to aš nebandau mesti rūkyti,
turėti patį dogmą. Tad vėl viskas nuo pradžių. Ir aišku, dabar eitų domėtis, kaip nuo pradžių. Ne nuo pradžių, aš prisimenu visko, kaip domėtis buvo blajus, būtent viskas nuo pradžių. Man buvo atkrits ir aš ką atkritau. Aš atkritau, aš pradėjau 5-9 berods, o gal ir 2 savaitės iš viso. Ir aš niek nepaturėjau, kad aš turėjau pasaulio įvykių kalbas. Aš turėjau visko realią pradėti nuo pradžių. Realią visko nuo pradžių. Žmonėm savio pasitikėjimas, tvirtybių, valia, niekas panašaus, niek panašaus nebereikia. Dabar tvirtybių, valia, pasitikėjimų. Taip, tų dalykų aš nebeturėjau. Dėl to aš esu girdėjęs, kad kažkada sakė, kad meti gerti, neskubėk mesti rūkį. Tai aš aiškinu, ką pasam cukru. Ir aš kažką, kadangi neturiu tvirtų argumentų, kodėl mesti rūkyti, manau, kad neskubu su metim rūkyti, dėl to, kad, neturiu argumentų ir paaiškinu, kam gal nuteikti atkričia. Kad jeigu nesipasirinksi tam išbandymo mesti rūkyti, ką reikia pasiruošti fizišką, psichišką, dvasišką įsimti išbandymam, kad paklaikytus nervus, kad neužrūkyti, kad būti apsisprendžiam, tikrai nori nerūkyti, dar vienas dalyks ir tikrai mes norime nerūkyti, nes rūkyti galbūt labai malonu, labai skanu, labai didelis, toks malonus, toks kaifas. Ir tipo, kam to atsisakyti, jeigu tas žinalas visi gera. Žinai, vėl gera savim ištirti, kad tikrai to noriu. Jeigu aš to nenoriu, tai kam aš į savim kunkinu. Jeigu aš galėjau, žinai, ką pasakyti, teik metų, pasakyti, rasti pinigų, ką pagerti, aš negaliu rasti pinigų, ne kad savo cigaretę pakirti, nusipirkti, kontrabandinį nusipirkti, dar kažką, taip, kad man finansinį prasme, žinai, nebūtų problemų, kad turėčiau parūkyti, aš negaliu tų reikalų įsipirkti, aš ką galiu. Tiesiog, kas geriau, ką pasakyti, kas protingiau. Neverti mesti rūkyti, neverti mesti rūkyti, čia yra argumentų dalykai, sveikam, sakytume. Aš esu kažkaip sakęs, ką pasakyti, kad jeigu į kažkokius problemas suspaudėm ir buvo vis gyvenim didelis rūkūris, tai ir geriau rūkyti. Ir kad tos problemas greičiau išsispręs rūkom, aišku, reikia rūpinti savo spaudim, savo kvėpavimu, visko klikom, to virškinim, to organizmu, ką pasakyti, to visų ratų. Bet geriau vis tie dalykai gal išspręsti rūkom. Rūkont labiau rasti momentų, kada gali konteinerį, 2 dienas į savaitę nerūkyti. Rūkydams labiau rasti tokį išeitį, ne nerūkydams. Aišku, ta mane pabandys nerūkyti, bent neina, bent savaitę, aš nemanau, galiu kur nors sakyti, aišku, savaitę nerūkyčiau, aš tikriausiai kitą pradėčiau. Bet aš esu kažkur tyrinėjus tokį dalyką, būtent, jeigu žmogus daug metų ką ir į kažkokių problemų sveikatos, dėl spaudėjimų ir taip toliau, dėl ko galvoja, kad reikėtų mesti rūkyti, tai reikėtų nerūkimo laikyti spaudėjimų problemom, reikėtų spaudėjimų problemas kažką kitaip išspręsti. Pirmiausia, tik tą kuto galvoja, kai jau laiks mesti rūkyti. Tai aš turiu problemų su spaudimu. Tas problemas su spaudimu matau, kaip tiek išspręsti. Valgyti tiek gerą turiu apetitą, mėgoti, jeigu noriu gerą mėgoti. Ir vis tik stengtis valgyti saikinga ir vis tik stengtis valgyti kelti. To aš dar nepajėgu gyvendinti. Aš užmėgti kažkokį 1-2 valandų nakties atsigavu 10 ir valgau daug į naktį, bet kada valgau. Nieks kalėdų, arba tėlė atsigėti stalus, dabar taip saikinga, ne taip kavėjimą.
pradžio tai išvis manydavau, Jakobs pakirs pos 500 gramų per 3 dainas išgerdavau. Tai visiškai, po pavadėlį. Ir va tokie dalykai. Tai va su to rūkiam, tai toj temą. Tai gerai sudėliuoti savo argumentus. Ir sutvarkyti savo sveikatą pirmiausia, kaip tu gali, kaip savo surūkim, kad spaudimas būtų geras. Ir jau tuomet pasitvarkau tą situaciją, tuomet aš jau manau, kad esu sveiks, nors, kad taip nerūkyti, ne vien tik dėl pinigų, bet ir dėl sveikatas, dėl to, kad jo nebespaudims, o ten kažkoks, nežinau, kažkoks kitoks dalykas. Nes aš senas laikas atsimenu, kai jaunesnis buvau, mes turkit visokius asocijavau su labai didelis sveika. Dabar aš to nebejaučiu, ką pasakyti. Aš manau, kad turėčiau tai jausti tokį, kur neparūkau, ką pasakyti, kvėpavimas, degonys daugiau gaunu, vaiškiniam sveikatą, visi receptoriai geresni pradeda. Aš to dabar nebejaučiu. Tai aš manau, kad pirmiausia, argumentas pinigą, tikrai tinkams argumentas, labai daug pinigų cigaretą išleidžiu. Antras argumentas, ką pasakyti, bet tai gal išspręsti. Antras argumentas į sveikatą. Aš tos sveikatas nejautu, jau turėsiu sveikatą, tokį kaip kažkad, ką mesdavau, kiti gaudavau tam taigi sveikatą, aš to nebejautu, aš to nepagaunu. Tik aš tai gausiu, tad aš labai rimtas sugalvosiu, kai jau laiks mes trūkyti ir kokį turėti argumentą. Aš otro argumentų neturiu,